Nu ką, plauksim greitai į Suomiją. Greitai. Viskas paprasta. Eilutė laukia į keltą, belenkokią. Gerai. Nu, dabar dar tik tai žmonės išlipinėja iš kelto, bet tuo jau turi ir mus įleisti. Nu, pajudėjom. Laivelis. Kažkas užsiėmė, visi užsiėmė. Visi turi veiklos. O čia kiti laivai. Kitoj pusėje mačiau yra. Tai ir mes lekiam. Nu, biškai apsiniaugę, ne taip turėjo būti, bet nieko. Viskas bus gerai. Nors ir ne toks didelis kruizinis laivas, bet va, parduotuvės, kokios nori. Visko yra. Visokių kambarių kiek čia yra. Nežinau, tik tai kaip čia išėjai dabar į saulę. Čia jau išplaukiam. Taliną paliekam už nugaros. Gražu. Keliaujam toliau. Kavytė. Spurgytis. Pagaliau Helsinkis. Kol kas oras niūrus, bet nieko. Vienas neišlaikė, matyt, varo tiesiai centre. Išbandykim Helsinkio Radisson Blu Seaside. O gali atėjęs įsidėti, kažko atsigert. O taip va, pradžia tokia, arba nusipirkt kavos, gaivių gėrimų. Šeimyninis kambariukas. O taip va. Nu lovos tai didžiulis. Italics. Seaside'as. Nu, kai galima sakyti, beveik 500 metų miestas, tai vėl savotiška architektūra, va tokie tinku apvaryti namai įdomus. Ir Helsinki dabar gyvena beveik 600 000 gyventojų. Nu ir ką, jau senamiestis. Čia jau daugėja žmonių, jau gražiau viskas. Ir judėjom ir pasiekėm katedrą. Nu, katedra labai graži. Gaila, neturi savo apžvalginio bokšto, bet graži labai. Ir pagrindinė miesto aikštė. O tolumoj matau Suomijos vėliava plevėsuoja, tai yra dėl to, kad sniegas ir ežerai. Tai tokia vėliava. Nu ką, su visa vėliava pardavė braškės ir žirnius, tai tuo ir ragausim. Daktarą Vilę nori pasipilnoti. Neblogai. Rūgštoka biškai, bet neblogai. Kaip Suomijoje, šaltam krašte, tai gerai. Apžiūrėjom dar vieną katedrą aplink. Prieš tai dėl to, kad sakiau, kad daug spynų, bet čia jau nebėra kur kabinti. O čia tai jau. Dar kaip ir nemačiau tiek daug. Geras. Kaip įdomiai požeminis tunelis pėstiesiems ir dviratininkams. Ir taip toks nemažas dar. Čia aišku viršui traukinių stotis didžiulį. Ir bandysim užeiti į nacionalinę biblioteką. Turėtų būti įdomi. Čia bet kas gali ateiti ir pasiimti knygą paskaityti. Pats ir padėti vietą turbūt. Nežinau, bet graži erdvė miesto bibliotekai. Nu ir kas čia? Kas atspėsit? Nu, kas nenorit spėti, tai čia
liuteronų koplyčia, padaryta vat iš eglės medienos. Nu, geras, va, pamačiau pirmą kartą robotą mieste. Voltas vežioja maistą, kažkur veža. Galvojau, gal kažkas valdo, bet nieks nevaldo, pats važiuoja. O ir dar vienas voltas, bet pasimetė. Vargšas robotėlis. Nežino, kur važiuoti, nes užtvaros priekį. 9:30, centras. Žmonių beveik nieko nėra. Nu, kas čia bus dar vėliau tada? Nu va, toks liūdnas. Tas Helsinkis, kur be pažiūrėsi. Žmonių beveik nieko nėra. Viskas uždaryta. Nu, keista kažkaip. Na, bet pasivaikščiojimui gerai. Turbūt pats didžiausias fontanas. Su 4 ruoniais ir 4 lašišom. Centrinė aikštė dar liūdnesnė. Vos keli žmonės. Na, lygiai pora lietuvių linksmų tik tai tvarė. O taip tai visi. Va. Tuštuma. Nieko. Nei ledų nusipirksi, nei vafliuko, nei kažkokį dar skanų daiktą. Suomišką, pavyzdžiui, ne? Nu, nėra nieko. Nu, vienas iš tokių liūdniausių senamiesčių. Helsinkis. Nu, jau daug šalių aplankyti, bet taip mažai visko, kad liūdna. Tik aišku, čia 10:30, o dar šviesu, nors ir debesuota. 11 dar šviesu. Galvoju, neužsidega šviesos, bet užsidegė, bet dar visai nereikia jų. Čia nieks nei vaikšto, nei važinėja. Vienas kitas nebando. Nu ką, jau jūrų uoste. Viso gero Helsinkį, viso gero Suomiją. Pabuvom, pamatėm. Gal ir nebegrįšim daugiau.